Nes kuo didesnis sluoksnis granulės virš tos skylutės, per kurią ateina karštas oras, tuo ten mažiau deguonies, ilgiau dūmina. Nu va. Dabar trečias etapas, kai tenas toliau kaista, ten rodo rožė, bet pasileido visi ventiliatoriai. Ir jisai dabar nuo to teno nupučia tą karštą orą į granulę. Granulėje atsiranda žaryje, atsiranda iš pradžių dūmai. O matom, ir paskui dūmus po kelių laiko va. Matot? Čia, žinokit, nu kaip, aš jau taip iš praktikos padariau, nuima tos granulės. Galite nenuimti, nu tada gali ilgiau, kitą kartą ilgiau gali jums ugnies. Nes kol ugnies nėra, tai daug dūmų. Kai tik pasirodo ugnies, jau tos yra dūmus, tai tų dūmų čia degimo kamerai nežvėja ir jie eina ten į namą. Tai va tokiu būdu jisai ir užsidavė. Dabar žmonės kartais klausia, sako, kodėl dabar dar tenas kaista. Jisai, kol nepraeina to suprogramuotos jam tos minutės viso to proceso įsidegimo, tol jisai kaitina tą teną. Tuoj jos pasibaigs ir dabar jau trečioj fazė, jau ten šnekas nedirba, jis nepadarinėja kūro. Dabar dega tas kūras, kuris buvo prieš tiek pripiltas. Kai jisai baigs tą uždegimo procesą, mes išgirsim, kaip pasileis šnekas. Reiškia, aišku, dingsta apatiniai eilutė, dingsta žodis rožė, atsirės žodis padačia, kai mes matom, kad tai pradžia reiškia, kaklas perėjo savo darbinę būseną, kad jis pradėjo dirbti nuo ritmo. Padašė pradėjo sukti šnekas, reiškia, kaklas perėjo savo darbinę būseną. Viskas, tuo aš ten uždarysiu tos durelės. Matytis, kad auga. Viskas, dabar dar to gražaus degimo nėra. Tuo įsidegs visa ta granulė ir viskas bus paskui tik raudonuos.